Sveiki, mes esame nelegalūs imigrantai ir šiandien pristatome jums mūsų komedinį filmuką Žiedinės ekonomikos šmaikštuoliai. Šiame filmuke kalbėsime apie tai, kaip žiedinės ekonomikos principus galime pritaikyti kasdieninėme gyvenime. Kad būtų lengviau suprasti, mes paprašėme pagalbos Kuranos darbuotoją, kuris atsakė į keletą mūsų klausimų. Tikimės, kad ši apklausa padės jums geriau suprasti mūsų projekto idėją. Linkiu jums gero žiūrėjimą ir labai tikimės, kad mūsų filmukas jums patiks. Kaip įmonės gali pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio? Pagrindinis žiedinės ekonomikos principas yra energijos išteklių taupimas ir pakartotinis gamybos produktų panaudojimas. Todėl kiekviena įmonė turi ieškoti, kaip tai gali padaryti pagal savo specifikaciją. Galime paimti paprastą pavyzdį IT specialistas. Iš pirmo požiūrio nelabai ką gali pritaikyti šiai specializacijai, bet geriau pagalvojus jis irgi gali prisidėti prie išteklių resursų išsaugojimo. Pavyzdžiui, nepalikti kompiuterio įjungto per naktį, tai bus elektros energijos sąnaudos. Čia Dovydas. Jis išvargęs eina miegoti ir niekada neišjungia kompiuterio per naktį. Bet jis nežino, kad tai darydamas netaupo elektros ir trumpina kompiuterio gyvenimo trukmę. Čia Dovydas, peržiūrėjęs mūsų filmuką. Jis supranta savo klaidas. Palikdamas kompiuterį per naktį, jis taip švaistė elektros ir gadino kompiuterį. Bet nuo šio laiko jis niekada taip nebedarės. Kompiuterio naudojimo laiko prailginimas, prižiūrint jį labiau programas ištrinant, tai gamybinės sąnaudos. Turbūt galima būtų prigalvoti ir daugiau, bet čia paprastas pavyzdys, kaip prisidėti prie žiedinės ekonomikos. Kaip jūsų organizacija prisideda prie žiedinės ekonomikos? Mūsų įmonės pats darbo principas yra žiedinė gamyba ir visa likutinė produkcija panaudojama tolimesniuose procesuose. Taip pat mes labai kontroliuojame energijos sąnaudas pas save įmonėje. Naktį išjungiami kompiuteriai, kondicionieriai. Taigi, čia yra Robertėlis. Jam patinka naudoti įvairius elektros prietaisus ir jis niekada jų neišjungia. Bet jis nežino, kad tai darydamas jis labai švaisto ir netaupo elektros. O čia yra Robertėlis. Pažiūrėjęs mūsų filmuką, jis suprato, kad palikdamas visus savo prietaisus įjungtus, jis labai švaisto elektrą. Ir dabar kiekvieną kartą juos baigęs naudoti, jis išjungia ir įsitikina, kad nėra palikta nei vieno elektros įrenginio įjungto prieš eidamas miegoti. Ieškome būdų, kaip maksimaliai panaudoti procesuose atsirandančią šilumą. Kaip jūs pritaikote žiedinės ekonomikos principus savo gyvenime? Dauguma žmonių, tame tarpe ir aš, pradeda suprasti, kad reikia taupyti gamtos resursus. Todėl atidžiau pradedu žiūrėti, ką metu į šiukšlių dėžę. Stengiuosi rūšiuoti atliekas, kurias bus galima dar kartą panaudoti. Dar, kaip pavyzdys, aš kompostuoju žaliasis atliekas savo sode, kurios virsta kompostu ir panaudoju kaip trąšą žemės kokybei gerinti. Kokios yra svarbiausios medžiagos, kurių pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra būtinas? Mano nuomonė, ši medžiaga yra plastikas. Priešais jūs yra Junukas, a.k.a. Česnakas. Jis yra geras pavyzdys tų žmonių, kuriems visiškai nerūpi mūsų planeta ir nerūpi rūšiavimas, nors ką tik girdėjote plastiko rūšiavimo svarbą. O šis durus ir nežinomas pilietis sugalvojo ištaisyti Česnako klaidą, išmesdamas jo šiukšles. Nors ir kito piliečio reakcija gera, jis vis tiek netaisyklingai rūšiuoja plastiką. Dabar pamatysite, kaip iš tikrųjų reikia rūšiuoti plastiką. Plastiko irimo laikas yra labai ilgas. Buteliukai, pavyzdžiui, 450 metų. Plastikinių maišelių nuo 10 iki 1000 metų. Plastikas, kuris naudojamas elektronikoje ar automobiliuose, suirimo laikas gali trukti ir 1 000 000 metų. Todėl, manau, ypač svarbu šią medžiagą grąžinti pakartotinam perdirbimui. Kokį vaidmenį žiedinėje ekonomikoje atlieka miestai ir vietos bendrovės? Manau, miestai didelį vaidmenį atlieka žiedinėje ekonomikoje. Tai tas pats rūšiavimas,
Čia vėl Junukas, a.k.a. Česnakas. Jis nepasimokė iš savo praeito incidento ir galvojo, kad pataupys laiką belekur numesdamas šiukšlės, galvodamas, ai, niekas nematys. O čia buvęs elektros švaistytojas Robertėlis. Kadangi jis pasikeitęs žmogus, Robertėlis nusprendė, kad padarys gerą darbą sutvarkydamas Česnako primėtytas šiukšlės ir jas surūšiuos. Gatvėje apšvietimas keičiamas į LED lemputes, kurios taupo energiją. Didmiesčiuose viešasis transportas pereina iš dyzelino varomų variklių į elektrinius. Mes tikimės, kad jums šitas filmukas patiko taip pat, kaip mums patiko jį filmuoti. Ir tikimės, kad jūs irgi tapsite žiedinės ekonomikos pavyzdžiu mūsų kasdienybėje.